bičiuliai. Kągi, sekmadieninė kelionė ir vėl mes važiuojam, vėl mes lekiam, aplankyti tam tikros vietos, tai bus labai įdomu. Ar atspėsit iš 3 kartų, kur mes atsirasime. Taigi, palinkėkit mums geros kelionės ir mes lekiam! Kameliai, sekmadieninė kelionė prasideda. Galėsit paspėlioti jau, kur mes esam, kur mes būsim tiksliau ir ką mes veiksim. Taip kad vėl turėtų būti įdomu. Taigi, mes jau vietoje. Didelis labai stadionas. Stadione kol kas matom tik tiek prekeivių. O kaip bus toliau, nežinau. Einam, apeisim ir pažiūrėsim. Rėmelių, kompaktų, noriu gali muzikos paklausyti. Aš nematau, lemba, šitiek turėjau, taigi nepasiniau, bet mano yra dar tenai mašinai. Kardai. Kokiu induku. Gražus patys darot? Ai, supratau, žmonos menas, ne? Supratau, bet gražiai. Čia, kaip sako, patys gali nusispalvinti, kaip nori paruošti. Čia jau visai paruošti. Nu, ten, sako, žmonos menas. Nu, prašau, lelykom. Labai gražu. Galima ir paveiksliukų pamatyti. Nežinau, šviežiai pieštų ar kokių senų. Bet galima pasižiūrėti ir pamatyti. Kaip ir bet kuriam turgelį. Bagažinių turgelį, galima rasti daug maž visko priklausomai nuo to, ko tu nori, ko tau reikia. Atprašom, ir žvakių galima įsitaisyti, ir Velykom turbūt tinka, ar ne, ir medus. Pasakysit, kieno medus? Jūs pačių? Tikrai? Tai drąsiai pasakykit, kur jūs gaminat, iš kur tą medų trauk? Iš Gervėnų kaimo. Prašau, iš Gervėnų kaimo, iš Alytaus atvažiavę. Super. Turim ir šiek tiek sendaikčių. Štai kokią aparatūrą turim, klausykit. Galima kietai muzikos klausyti, įrankių visokių. Va, turbūt mobilkos čia, taip suprantu, ar nebaisiai sunku nešioti tik tokį mobilką. Ką mes dar ten turim? Ir kas mane paprastai domina, būna pasižiūrėti. Kiek to turgaus? Galim pasižiūrėti. Aikštė didelė. Nežinau, gal dar neatvažiavę, ne visi suvažiavę. Bet kol kas nėra didelis. Aišku, turgus ne pastoviai, ne kiekvieną kartą vyksta. Aplankyti vis tiek įdomu. Įvairių monetų. Įvairių senovinių kažkokių saktelių. Čia pinigėlių, laikrodukų. Kokių čia dalykėlių. Sakoma, norint parduoti, reikia gražiai sudėliota, ne? Žaisliukai, kuprinės. Prašau. Kiek medžių dirbinių. Ko tik tai nori. Kiekvienam skoniui. Ir aišku, rūbelių yra. Kokių tik dirbinukų nėra. Jūsų rankų darbas gal? Taip. Prašau, jūsų rankų darbas yra, parduoda savo rankų darbą, ruošiasi Velykom. Labai smagu. Kur jūsų daugiau galima rasti? Yra Facebooko puslapis, Virvutė rankų darbo papuošalai. Prašau, kreipkitės, kam reikia. Facebook'e susiraskit ir turėsit štai tokių dirbinių. Geros prekybos. Ačiū labai. Štai tokia prekyba vyksta šitame bagažinių turgelėje ir galima kažko pamatyti, kažko rasti. Aš manau, kad kiekvieną kartą galima rasti to, kas tau reikia. Tik tai skirk laiko šiek tiek daugiau, apeik, pasižiūrėk ir aš manau viską rasi. Žiūrim toliau.
lempukė. 5 eurai toji lempukė. Kažkokių daiktų. Kas čia per daiktas? Sunku ir pasakyti. Taip. Visko, ko tik tai. O kaip pritaikyti, jau čia jūsų fantazijos reikalas. Štai panorama viso turgelio. Ir, žinot ką, pagalvojau, kad ne taip jau jie čia ankstyvi matyt. Dzūkai pamiegot linkę ir tik tada rinktis, o taip tai būna paprastai. Prekybininkai sako, jau nuo 9 jeigu atsidaro, tai nuo 6-7 jau jie trypia privažiavę, kad vietos būtų užimtos geras. O čia tai dar žiūrint, nėra daug, bet vis kažkas atvažiuoja, naujas prekybininkas. Štai radom vieną iš Pentax fotoaparatų, Mi Super Pentax su objektyvu 50 mm, 1,7 diafragma. Aišku, reiktų stipriai stiklą pavalyti, bet vat, kaip matosi, iš išorės trūksta dangtelio užvedimo ir aišku, nepatikrinsi dabar, kad jisai būtų veikiantis ar neveikiantis automatika. Ir, aišku, atidarius dangtelį patį, tikrai sakyčiau, kad atrodo, kad lyg mažai būtų fotografuota, nes šitą pagalvėlį labai švari. Nu ir čia žiūrint į tai, viskas atrodo labai gražu. Viskas gražu, bet išorė nelabai kur. Pasižiūrim, nuėmus objektyvą, ką mes turim. Objektyvą reikėtų pavalyti, kraštai matosi, turi grybelį, diafragma veikia diafragma, nu viduje irgi pilna dulkių. Nežinau, sako, nori už 25 eurus, mano nuomonė, tikrai nevertas. 25 eurų, gal kokia 10 dėl objektyvo dar ir vertas. Visa kita, mano nuomonė, nelabai. Dirželis, nu, gal ir dirželis kažkiek vertas. Dirželis gražus, geras firminis, Pentaxo. Tai iš viso to, ką aš matau, tai dirželis ir objektyvas. Objektyvą reikėtų valyti, gal net šiek tiek praardyti. Taip kad tokia mano išvada apie šitą fotoaparatą. Matot, kas čia darosi. Čia iš vis baisu. Tai tiek, mylėjai. Jeigu kartais kam reikėtų akinukų, prašau. Na va, kažką tai radom. Išbandom, o viskas madoj, jau druskininkuose galėtų vaikščioti. Taip, dviratukai, kas nori pasivėžinti, yra ir tokių. Kameliai, oras pats tas, saulė nespigina ir nelyja, ir išvada tokia apie šį turgelį. Tai arba dar miega žmonės ir pardavėjai, o gal bažnyčia, nes šiandien verbų sekmadienis, tai galbūt susirinks ir vėliau. Nes turgelis mažokas, žmonės susivežė tikrai turbūt visą tai, ką jie turi iš savo bagažinių ar iš savo garažiukų, susirinkę. Mes nieko kažko neradom, išskyrus vieną Pentax fotoaparatėlį, kurio vertė gali būti daugiausia 10 eurų. Tai verta tik tai objektyvas ir gal pats dirželis, visa kita jau jisai nieko vertas. Tai štai. Bet kadangi mums nenuleido kainos, tai mes jo ir neėmėm. Viskas, važiuosim link namų ir iki sekančių kelionių.